Brangus vaikai, mėly suaugę, brangus susirinkusieji, šiandien misijų dieną mums skaitiniai apie maldą. Eikite ir skelbkite, kaip šiandienos mūsų atsinaujinimo dienos šūkis skelbia, neįmanoma be pirmiausia misijos į savo širdį, į viešpatie širdį ir tada į brolių seserų širdis. Taigi, apie labai svarbų pagrindą, kuris yra krikščioniško gyvenimo centras. Susitikimas su viešpačiu vyksta mūsų širdyje, jeigu mes ją atveriam, jeigu skiriam laiko, pagaliau jeigu mūsų gyvenimo prioritetuose tai yra numeris vienas ir laikas, ir santykis. Pirmasis skaitinys apie mūšį tarp izraelitų ir amalekitų. Mes skaitome dažnai apie mūšius Biblijoje. Ne vienas ten yra užrašytas ir bažnyčios tėvas Origenas mums pasiūlo skaityti šventą raštą ne tik tai istorinę prasme, ką mes girdime, bet ir taip pat dvasinę arba alegorinę. Čia galėtume sakyti tiesiai šviesiai žinia apie susidūrimą tarp tamsos ir šviesos. Kas pradeda gyventi dvasinį gyvenimą, pavyzdžiui, apsisprendžia 9 valandą vakaro melsios. Prasideda įdomus dalykai tiksliai 9 valandą vakaro. Jeigu netikit, pradėkit vesti dienoraštį, pamatysit, kaip eisis. Iš tikrųjų, vyksta kova ir dėl laiko, ir dėl širdies, ir pagaliau dėl santykio, kuris visada čia pat pasiekiamas mums kaip Dievo vaikams ir kartais toks tolimas, kad nebūna tiesiog laiko dėl tų išimčių, kurios pasidaro kasdieninės ir nuolatinės. Kodėl taip atsitinka? Tikintis žmogus priima rimtai Jėzaus mokymą. Mes matome, širdis nuojauta mums sako, tai yra tiesa. Ką jis siūlo yra nuostabu. Jeigu visi taip gyventų, dėmesio, dangus jau šioje žemėje, o tada dar kitas, pranokstantis vaizduoti. Nerakintume durų, nereiktų, kaip sakyti, drebėti, kas vyksta pasaulyje. Ir ta žmogus yra pajėgus, nes iš tikrųjų žmogaus prigimtis, ypač šventieji tai rodo, yra pajėgi priimti tą malonę ir ją gyventi. Taigi, ne visiems sekasi. Tai iš kur žinoti, kad Dievas kalba man, kad jisai veikia? Jeigu žmogus pradeda gyventi tikėjimu, jisai neišvengiamai susilaukia prieštaravimo. Sakytume tokio, kaip čia pasakyti, tai nesutinka, tai prieštarauja, tai net pyksta. Man labai įdomus Čerčilio toks pasisakymas, jis buvo anglų premjerministras labai garsus. Nepasitikėk niekuo, kas neturi priešų. Tai reiškia, kad tas žmogus neturi savo nuomonės. Reiškia, tu, jeigu pradedi stovėti, apsisprendęs, tai žiūrėk, vis tiek kažkas pasipriešins. Bet įsivaizduokit, kur yra menas. Nenusiminti, nenusigasti. Ta žmogus, kuris atseit vadinamas priešu, iš tikrųjų yra giliausia prasme Dievo vaikas, kur man galbūt užduotis kovoti ir iš jo širdį, dar daugiau net, ir laimėti broliai ir seseriai. Mozė laimėjo su savo tauta mūšį, nes meldėsi, iškėlęs rankas. Jis vadovavo mūšiui per maldą tiesiog. Yra labai gražus toks paveikslas. Džordžas Vašingtonas meldžiasi suklupęs miške žiemą prieš mūšį su Britais. Jisai žino, kad jeigu viešpats nepadės, viskas bus tik tai dulkių kėlimas.
pasitikėjimas Dievu tai yra nuostabi žmoguje esanti galia, kuri įveikia priešus. Bet rankos pavargo, pasak iš to švento rašto. Reikėjo plytas ramstyti ir tada broliai Araonas ir Hūras, Mozės palydovai, pagelbėjo jam. Čia, brangieji, vėl ženklas, kad mums reikalinga bendruomenė. Broliai ir seserys, kurie padeda. Štai kaip svarbu, kad mes vis laiks nuo laiko susirenkam į atsinaujinimo dieną ir kartu meldžiamės. Galėjom po vieną kažkur miškuose išėję, bet susirinkom, nes mes žinom, kad mus tas nepaprastai stiprina, pradžiugina. Hei, mūsų daug, mes jėga, mes meldžiamės, esam broliai seserys, jaučiame, kad iš to kyla tikrai didžiulis atsinaujinimas, padrąsinimas, pagaliau vilties kokybė. Taigi, iškelti rankas mums vieniems ne visada sekėsi. Reikalinga tie, kurie padeda, kai jos leidžiasi. Dvasinio gyvenimo viena iš svarbiausių disciplinų yra malda. Pastovi, ištverminga, ji ne tik individuali, bet ir bendruomeniška. Tada prasideda maldos vaisiai. Taika, ramybė, džiaugsmas, sutarimas tarp žmonių ir kaip šiandieną skirtas popiežiaus Pranciškaus laiškas sako, vilties kokybė. Mes esame vadinami vilties misionieriais, kaip krikščionys. Ir tos vilties turėti arba ją kažkokiu būdu, kaip čia pasakyti, skanauti, ragauti, iš esmės mums neįmanoma tik patiems ją gauti ar įsikalbėti kažkaip. Aš pilnas vilties dėmesio. Aš saulė, aš kylu, aš sprokstu, labas rytas. Autogeninė treniruotė taip veikia, nesako. Yra ir tokių būdų, bet dėmesio, ta dovana, kuri duodama Dievo, kaip vilties ir džiaugsmo kokybė, jinai pranoksta bet kokį įsikalbėjimą, bet kokią mano tik tai vieno pastangą. Mano pastanga iš tikrųjų dovanoti laiką, tą brangiausią išteklių, apie kurį kalbėjo ir Johanes vakar pirmoj paskaitoj apie centrą ir iš jo kylančią srovę to džiaugsmo, tos vilties. Taigi, brangieji, šiandieną našlė, apie kurią skaitėme Evangelijoje, yra mūsų provaizdis. Mes turėtume būti tokie, kaip jie. Daug kartų esame nusivylę, kad štai meldžiaus, Dievas neišklausė. Arba jau kiek kartų prašiau Dievo, nieks nesikeičia. Vis tas pats ir tas pats. Ir žinot, kokia mintis? Nenustoti prašyti toliau. Nes pats prašymas kaip toks jau yra ta kokybė, kurios Viešpats trokšta iš mūsų. Ji pasireiškia ištikimybę ir kantrybę. Per tai mes stiprinam pačią brangiausią dovaną tikėjimą, dėl kurios žengsime į amžinąjį gyvenimą. Gali būti, kad Viešpats delsia atsakyti mano maldą, nes kai aš atsakysiu, sakysiu, kaip gerai susiklostė mano biografija, viskas įsisprendė. O dabar reikia melstis, o tai reiškia ugdyti dar didesnį dalyką, kuris man lemiančią kokybę teikia, kaip minėjau, dangaus karalystės dovaną. Jeigu ir delsia atsakyti Viešpats į mūsų troškimą, jis greičiausia laukia mūsų atviros širdies, mūsų ištikimybės. Malda iš esmės yra pasitikėjimo Dievu aktas. Jūs žinot, kad kai skiriam laiko, ateina mintis, kam aš gaištu laiką, galėčiau ir tą, ir aną, ir trečią padaryti, o dabar sėdžiu ir nieko nedarau. Prasideda neramybė. Įsivaizduojat, ir čia labai svarbi ta ištikimybė, tas dovanotas laikas. Izraelitai nebūtų nugalėję Amalekitų, jei nemaldoje iškeltos Mozės rankos ir jam dovanota
pagalba. Antrajam skaitinį Timotiejų Paulius drąsina skelbti Evangeliją, būti ištikimų gerosios naujienos tarnystėje, gilintis į raštus, kurie yra nesibaigiančios išminties šaltinis. Reikalinga raštas pažinimas, ištvermė skaitant. Senoji vienuolių tradicija kalba apie lekcijo diviną, tiesiog skanauti rašto žodžius, būti juose. Ir dar daugiau netgi padaryti šventą raštą savo maldaknygę. Kaip skaitau raštą, taip meldžiuosi. Kitais žodžiais tariant, pritaikau savo gyvenimui, savo kasdienybei. Nes visa tai ir yra įmanoma maldos, šis maldos kontekstas padaro įmanoma mano meilės tarnystę, mano vilties skelbimą. Reikia drąsos, švelnumo, kitą mokant ir pačiam ištveriant, bet nėra įmanoma niekaip kitaip to pasiekti, kaip tik per tą laikyseną, apie kurią kalba Evangelija, per našlės pavyzdį. Brangieji, čia pasitikėjimas nėra lengvas dalykas, mums reikia jį nuolat ugdyti, nuolat stiprinti, bręsti jame, nes kai pasitikiu, reiškia tikiu, o tada ir ištveriu, o tada ir gaunu tą kokybę vilties ir meilės gebėjimą, kurį galiu dovanot broliam ir seserim. Man labai patinka vienas pasakojimas, jau gal kažkada ir jums esu sakęs apie žmogų, kuris kalnų viršūnėmis vaikštinėja, dairosi į gražius horizontus ir o dangau ne taip koja dėjo, slydo ir krito. Įsivaizduot, ir šlaite, ačiū Dievui, įsitvėrė šakos, kuri išaugusi iš kalno šono ir štai tarp dangaus žemės kaba. Ir tada pradeda melstis. Ar ten kas nors yra viršuje? Dėl Dievo meilės, ar kas yra viršuje? Ar galit man padėti? Ir staiga sodrus balsas iš dangaus. Taip yra. Galiu padėti. Kas tu esi? Sako žmogus. Aš esu Dievas. Tai ką man daryti, Viešpatie? Paleisk šaką. Tada žmogus sako, o gal ten dar kas nors kitas yra viršui? Tai čia su mūsų pasitikėjimu. Nėra lengva. Ir vis dėlto dažnai mes turime tą, kaip krikščionys, pratimą paleisti šaką. Ir tada egzaminas. Kaip Paulius stiprina Timotiejų, tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai tikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Koks liudimas tau yra atėjęs, kokia nuostabi Dievo malonė, kurią esi gavęs. Timotiejų drąsina Paulius, ką ir mes, brangieji, darome čia atsinaujinimo dienų kontekste. Konferencijas vedantis prelegentai, kaip Paulius drąsina mus, laikykimės to svarbiausio Viešpaties mums dovanoto lobio ir tokiu būdu ištversim. Todėl ir čia galėtume sakyti tais padrasinančiais žodžiais, kuriuos girdėjome. Tad nejaugi Dievas neapgins teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Čia klausimas ne, kad Dievas delsia padėti, bet ar mes šaukiamės per dienas ir naktis. Tai vat, brangieji, visi turim ką veikti čia. Ir suaugę, ir vaikai, ir kunigai, ir broliai ir seserys, parapiečiai. Mes visi turime išbandymų,
bet visi vieni kitus padrasindami galim eiti į priekį, nes žinome, kad Viešpats savo ištikimybei mums padeda net ir mūsų nekantrume, neištvermiai ir kartais tame silpnume. Evangelija baigėsi, ar beras Viešpats atėjo žemėje tikėjimą. Čia didžioji drama ir Viešpaties galbūt net yra baimė, ar tikrai žmonės išlaikys tą ištikimybę. Todėl koks džiaugsmas Viešpačiui yra besimeldžiantis žmogus. Reiškia, jis suprato, reiškia, jo širdis atvira, pagaliau jis bus gebantis tapti tuo misionierių vilties broliams ir seserims, kad eitų ir skelbtų, kad šeima didėtų, kad nuotaika pasaulyje Evangelijos nedingtų, kad visi mes išgyventume tą Dievo artumą per mylinčius santykius, per pagalbą vieni kitiems, per žodžio skelbimą. Taigi, pabaigai, brangieji, ką reiškia malda, apie kurią šiandien kalba Šventas Raštas? Pirmiausia, tai laiko dovanojimas Dievui. Jam nėra svarbi informacija, jam svarbi laiko dovana mūsų. Antra, ištverminga malda reiškia gyvenimo būdą. Ji kažkaip turi atsirasti mūsų dienotvarkiai. Tai galbūt reiškia ankstesnį atsikėlimą iš lovos, ankstesnį ėjimą miegoti, ankstesnį laiką. Tai reiškia pagaliau mūsų tikėjimą, kad man tai svarbu. Ir pagaliau tai reiškia pasitikėjimą Dievu. Net jei nesuprantu, kas vyksta, kodėl taip vyksta, kodėl to reikia, aš pasitikiu, nes tikiu, kad nei plaukas nekrenta nuo galvos be Dievo valios. Taigi, sveiki atvykę į nuotykį, kuris vadinasi krikščioniškas gyvenimas. Laikykimės Viešpaties duotų mums šiandien kvietimų ir turėsime to nuostabią kokybę, kurios taip ilgisi šiandienos pasaulį. Viltį ir ramybę. Amen.